Šeštadienį sausio 15 dieną Kaune įvyko restorano All Divine Belly Dance konkurso finalas. Kas galėjo dalyvauti šiame konkurse? Būtent šiame merginos, kurios moka pilvo šokį šokti. Iš tikrųjų galėjo dalyvauti visos. Aš tikėjausi daugiau studenčių, daugiau naujų veidų, galbūt netgi iš kitų miestų, nes aš žinau, kad Kaune labai daug studijuoja tiek iš Visagino, tiek iš Šiaulių, kur aš žinau, ten stiprios mokyklos. Konkurse dalyvavo 11 merginų ir po 2 pusfinalių paaiškėjo 4 finalistės. Pareiškė norą dalyvauti šiam būtent festivalyje nedaug, nes mes pradėjome daryti tai gruodžio mėnesį organizuoti, pusfinaliai pas mus vyko, bet iš jų 11 buvo geriausių, keletą tik tais atkrito, ta prasme, iš tikrųjų tai nesudaro tokios didelės esmės, aš manau, kad kitais metais bus daugiau. Šį vakarą vertino merginų pasirodymus, aišku, pirmiausia žiūrovai. Jie yra mūsų didžiausi vertintojai iš tikrųjų. O paskui jau, tarkim, žiūri techninius klausimus, tarkim, kostiumerės, dizaino specialistės. All Divine Belly Dance simpatija buvo išrinkta Gintarė Sabaliauskaitė. Šiais metais prizus suteikė Ąžuolyno sporto sveikatingumo centras pakvietimus sportuoti į sporto klubą, bei Ąžuolyno spa, vienos dienos spa centras pasilepinti vienos dienos masažais, procedūrom ir taip toliau. Ir be abejo restoranas All Divine. Savininkai čia jau pasistengė, nepagailėjo nei dėmesio gėlėmis, nei prizų merginoms. Facebook nominacija atiteko Jekaterinai Magomedovai, o gražiausio kostiumo savininkė pripažinta Marija Stakė. Pagrindinis prizas ir pirmoji vieta atiteko pilvo šokio virtuozei Violetai Buržinskaitei. Organizatoriai DVJ Party kviečia visas studentes ir kitais metais dalyvauti All Divine Belly Dance konkurse. Taigi, mėly žiūrovai, jums teko stebėti itin spalvingą renginį. Tad merginos, jeigu jūs mokate šokti pilvo šokius, nesidrovėkite ir kitais metais būtinai dalyvaukite šiame konkurse.